Birželio 18 dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio bibliotekoje knygą Langas į begalybę pristatė Aurelija Butkutė. Šiandien Raseiniuose įvyko jūsų naujausios knygos pristatymas Langas į begalybę, tai papasakokit plačiau apie šią knygą. Tikrai niekad nesitikėjau parašyti romaną. Rašiau mažas knygelės 2000 metais, o romaną niekad nesitikėjau. Tačiau taip jau gyvenimas suklosti, kad romanas atsirado. Ir šitame romane aš noriu padėti savo auklėjams paaugliams, ne tik tai savo žinoma, bet ir visiems paaugliams, išmokti atlikti gyvenimo pasirinkimo kelius. Be to noriu pasakyti, kad kiekvienas žmogus privalo išmokti jausti atsakomybę už kiekvieną šalia esantį augalą, gyvūną ir žmogų. Ir visiškai nesvarbu, ar tas žmogus yra ilgai ar yra labai artimas, ar visą gyvenimą šalia tavęs, ar tiesiog keletą sekundžių. Svarbiausia - išmokti užjausti, suprasti, padėti. Be to noriu pasakyti, kad paaugliams, kad tarp mūsų yra įvairiausi žmonės, įvairiausi ir sveiki, ir su įvairiausiom negaliam, ir mes turim išmokti juos priimti tokius, kokie jie yra. Dabar televizija paauglius mokina daugiau žiūrėti išorės, daugiau išvaizdos, ten visokios dietos, visokie rūbai, visokie grožis. Savo knygoje aš noriu pasakyti, kad tikroji vertybė gyvenimo yra žmogaus siela. Ir visai nesvarbu, kokiame ji yra kūne. Taip pat pagrindai šitos knygos. Jie yra fantastikos, mistikos ir realaus gyvenimo pinė. Ja bus įdomu skaityti ir mėgstančiam fantastiką, ir mėgstančiam realų gyvenimą. Nors knyga skirta paaugliams, ją norėčiau, kad daugiausiai perskaitytų paaugliai, tačiau ją su malonumu skaito ir vyresnio amžiaus žmonės. Kiek iš viso esate išleidusi savo knygelę? Esu išleidus kažkur apie 25 pavadinimų pratybų sąsvinių ir kontrolinių darbų, savarankiškų darbų matematikos pagrindinėm mokyklom. Esu išleidus 2 fantastinės knygelės. Tai Kaukas, kuris gyvena matematikos kabinete, tai pradinukams, ir paaugliams tarplanetinė kalba. Tai išleista Šviesos leidykloje 2000-2002 metais. O va šitas romanas pirmas. Esate matematikos mokytoja, kaip įvyko dabar toks dalykas, kad pradėjote leisti knygas? Matematikai toli gražu nėra sausi žmonės. Matematikai, tarp kitko, netgi medikai yra nustatę, kad menininkai ir matematikai mąsto tuo pačiu pusrutaliu. Todėl mes turbūt arti. Esu muzikanto, menininko duktė, turbūt persidavė ir man tie sugebėjimai, o fantastinės knygas aš mėgau nuo pat vaikystės, jų tarybiniais laikais buvo labai sunku gauti tokių knygų, bet jeigu gaudavau, tai būtinai jas perskaitydavau. Bet kad aš pati jas rašysiu, žinoma, nepagalvojau. Nors kada mūsų auklėtoja paprašydavo parašyti kokį tai apsakymą, kokią nors sukurti, aš visada kurdavau labai gan neblogai. Ir kiek žinau, netgi man baigus mokyklą, kiti lietuvių kalbos mokytojai skaitė kaip pavyzdį. Vadinasi, aš turėjau tą įgimtą tokį kūrybiškumą. Tikrai turėjau, nes ir dar pas Gediminą Šimkų, kada buvo Gediminas Šimkų čia pas mus režisierius toksai, vaidinau aš pas jį, mėgau ir teatrą. Todėl turbūt tas kūrybiškumas ir liko. O kada nori pasakyti ir daug,
Ir pasakius teisybę, aš jau 15 metų nebedirbu mokykloje, dirbu privačioje savo, kadangi susirgau vėžiu ir supratau, kad dirbti mokykloje ir labai dažnai turėti biuletenius, dažnai nedarbingumus ir tai yra tiesiog nemoralu, vaikai kenčia nuo to. Todėl išėjau iš mokyklos, dirbu privačiai ir turbūt trūko man to pedagoginio darbo, trūko tokio auklėjimo darbo. Todėl aš viską ir sudėjau tą knygą. Vaikystę savo praleidote Raseiniuose. Tai ar smagu sugrįžti į Raseinius pas gimtą miestą? Labai smagu. Dabar vien tas užrašas universalinė parduotuvė man sukėlė didelę euforiją, nes tas užrašas buvo ir tada, kaip aš augau. Čia va tie pirmieji namai šitos gatvės, tada Taikos, dabar jau nežinau, kitaip turbūt vadinasi, taip, buvo jie ir liko tokie ir jie labai primena man vaikystę. Tarp kitko labai skaniai pavalgiau, kavinėje tikrai pagiriau moteris. Va, ir meno mokykla buvo, kada tai muzikos mokykla, man irgi labai artima, nes ten, kaip sako, kiekvienas laiptelis išlaipiotas, išvaikščiotas, ten net gyvenau kažkokį. Labai malonu grįžti, nors gaila, kad nebėra nieko giminių. O jeigu vis tiek, aš kodėl pasirašiau Butkutę nepasakiau, tai tėtės garbė ir pasirašiau. Ten gale knygos yra parašyta Buitvydienė per brūkšnelį, bet padariau Butkutę todėl, kad norėjau pagerbti savo tėvus.